Ežiukas bėgo pro obelį. Obelyje šokinėjo voveraitė. Pamačiusi ežiuką, voverėlė metė jį obuolį. Ežiukas išsigando ir susitraukė į kamuoliuką. Tuomet voverėlė ėmė raškyti obuolius ir laidyti į ežiuką. Visą kailelį obuolių prisagstė. O ežiukas nežino, kas į jį obuolius mėto. Tūno susirietęs ir laukia. Kai voverėliai nusibodo obuolius mėtyti, ežiukas išsitiesė, apsidairė ir šoko bėgti pas ežienę į lauką, o voverėlė pradėjo juoktis. Ežienė, pamačiusi atbėgantį ežiuką, išsigando ir susiritė už grumsto. Ežienė pažino ežio balsą, pasižiūrėjo pro grumstą ir dar labiau išsigando. Iš kur tu toks grįžti? Kas tau pasidarė? Ežiukas pasisakė, kur buvęs. Tik tuomet ežienė pamatė, kad ežiukas obuoliais nusagstytas. Ėmė rinkti nuo jo obuolius ir mėtyti vaikams. Vaikeliai, pažaiskite. Tėvelis parnešė lauktuvių. Dabar pagalvokime. Kas tave obuolius mėtė? Ilgai galvojo ežiukai. Paskui ežienė sako: Tai sakai, voverėlė medyje juokėsi. Jau žinau, tai ji metė į tave obuolius. Aną dieną į mane koja susibadė. Kažką metė į mane. Tai ko aš taip įsirandau? Ir abudu ežiukai susikibė už rankų, nupupsėjo su vaikučiais obuoliukais mėtytis.